paklausti paskirtojo premjero. Gerbiamas Mindaugai, užsienio politikoje labai svarbu tęstinumas ir vieningas jos vykdymas. Pas jūs yra labai teisingi žodžiai programoje dėl Rusijos, dėl to, kad neįmanoma bendrauti su jos institucijom, nes jinai yra agresorė. Lygiai taip pat jūs stiprinsite izoliaciją Baltarusijos, jeigu jinai talkininkaus Rusijai. Tačiau dėl Kinijos žodynas keistai išbalintas, lygiai toks pats, kai buvo pas gerbiamos Ruginienės vyriausybė. Nepaisant to, kad pagal NATO doktriną Kinija yra lemiamas Rusijos karo įgalintojas, lemiamas pagal ES žodyną, yra sisteminė priešininkė, aš jau nekalbu jos reikšmę Amerikai. Tai kodėl vienas žodynas Rusijai, Baltarusijai, o Kinijai jūs nematote grėsmės, kurios beje Paluckas savo vyriausybėje matė, kad jinai yra grėsmė mūsų saugumui, kad jinai yra strateginė Rusijos sąjungininkė ir jos buvimas Baltarusijai grėsia mums. Kodėl jūs taip mylite Kiniją, premjerė? Na, aš meilę Kinijai neįspinduliuoju, nei kitom, nei nemeilę, nei meilę. Aš mąstau valstybiniam kategorijom, kaip tikiu ir jūs. Ir pirmiausia, užsienio politikos srityje man svarbus du prioritetai. Pirmasis – saugumas. Na ir antroje vietoje, nenustelbiant pirmojo, ekonominis bendradarbiavimas ir tie dalykai, kas susiję su dvišaliais ryšiais, prekyba ir panašiai. Taip, ačiū už kaip sakyt, pozityvų ženklą dėl tos vyriausybės programos dalies liečiančios Rusiją ir Baltarusiją. Taip, mes, mano supratimu, šios vyriausybės programai tiesiog nepakeitėm pozicijos nuo Ingos Ruginienės vyriausybės laikotarpio, kad mes sieksime atkurti diplomatinius santykius su Kinijos liaudies Respublika iki tokio lygio, kokį jį turi visos ES valstybės. Mes nei labiau, nei mažiau, bet tą, ką turi mūsų kaimynai ir visa Europa. Turi Latvija, turi Lenkija, turi Vokietija. Ir tada kiltų klausimas, vedant, kaip sakyt, ir gal čia man nereiktų to užsimti, ar tada mes unikalūs ir teisingi, o Europa likusi neteisi, ar mes vis tik tai esam kažkuo gal unikalūs ir galbūt unikalūs nebūtinai vien gerąją tą žodžio prasme. Tai ši vyriausybė sieks diplomatinių santykių atkūrimo iki tokio lygio, koks jis yra ES kitose valstybėse.